Sveiki atvykę! Ar kada nors prašėte pagalbos interneto svetainėje, skambinote įmoniai ar siuntėte elektroninį laišką ir gavote atsakymą akimirksniu? Galbūt kalbėjotės su dirbtiniu intelektu, technologija, kuri padeda greitai ir lengvai atsakyti į klausimus. Šiame vaizdo įraše paaiškinsime, kaip dirbtinis intelektas veikia klientų aptarnavimo srityje ir kaip jis gali jums padėti. Dirbtinis intelektas yra technologijos rūšis, galinti suprasti klausimus ir pateikti atsakymus. Klientų aptarnavimo srityje dirbtinis intelektas pasireiškia įvairiomis formomis. Pokalbių robotai, kuriems rašote žinutes svetainėse, virtualūs asistentai, kurie klausosi jūsų balso telefono skambučių metu, ir automatiniai elektroninių laiškų atsakymai, kurie greitai reaguoja į jūsų žinutes. Štai pokalbių roboto veikiančio svetainėje pavyzdys. Jei paklausite, kur mano užsakymas, pokalbių robotas gali greitai patikrinti ir atsakyti pateikdamas sekimo informaciją. Pabandykite užduoti pokalbių robotams paprastus klausimus. Pavyzdžiui, koks jūsų parduotuvės darbo laikas? Arba kaip atkurti slaptažodį? Norite geresnių atsakymų iš dirbtinio intelekto pokalbių robotų, tokių kaip ChatGPT? Viskas prasideda nuo to, kaip klausėte. Stenkitės būti konkretus. Užuot klausę, papasakokite apie dirbtinį intelektą, užduokite aišku konkretų klausimą. Pavyzdžiui, kaip dirbtinis intelektas padeda naudotis internetinę bankininkystę. Tokiu būdu pokalbių robotas tiksliai žinos, ko ieškote. Jums nereikia įmantrių žodžių, tik aiškaus klausimo. Kuo geriau paklausite, tuo tikslesnis bus atsakymas. Paskambinus kliento aptarnavimo tarnybai, galite pasikalbėti su virtualiu asistentu. Jis klausosi ir supranta jūsų žodžius, pavyzdžiui, sąskaitos arba techninė pagalba, ir nukreipia jūs į reikiamą vietą. Norėdami gauti geriausią pagalbą, kalbėkite aiškiai ir vartokite paprastus žodžius. Daug įmonių naudoja dirbtinį intelektą, kad greitai siųstų atsakymus elektroniniu paštu. Pavyzdžiui, kai išsiunčiate klausimą, iškart galite gauti žinutę. Dėkojame už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime. Taip žinote, kad jūsų užklausa gauta ir tvarkoma. Dirbtinis intelektas mokosi analizuodamas tūkstančius klausimų ir atsakymų. Jis ieško raktinių žodžių jūsų klausime ir susieja juos su teisingu atsakymu. Pavyzdžiui, jei sakote pamiršau slaptažodį, dirbtinis intelektas pastebi pamiršau ir slaptažodis ir padeda jums jį atkurti. Tai vadinama natūralios kalbos apdorojimu, kuris leidžia dirbtiniam intelektui suprasti kasdienius žodžius ir frazes. Dirbtinis intelektas padeda įmonėms teikti pagalbą bet kuriuo metu, dieną ar naktį. Jis greitai atsako į dažniausiai užduodamus klausimus, todėl jums nereikia laukti. Dirbtinis intelektas atlieka paprastas užduotis. Pavyzdžiui, tikrina užsakymus, leisdamas darbuotojams spręsti sudėtingesnės problemas. Dirbtinis intelektas yra naudingas, tačiau kartais jis gali neteisingai suprasti jūsų klausimą. Jei atsakymai atrodo neteisingi, ieškokite tokių parinkčių kaip pasikalbėti su konsultantu arba pokalbis gyvai. Žmonės visada pasiruošia padėti, kai dirbtinis intelektas negali. Norėdami gauti geriausią pagalbą iš dirbtinio intelekto, išbandykite šiuos patarimus. Kalbėkite arba rašykite aiškiai ir paprastai. Naudokite raktinius žodžius, pavyzdžiui, užsakymas, mokėjimas, pagalba. Jei jis nesupranta, pabandykite paklausti kitaip. Jei reikia daugiau pagalbos, drąsiai kreipkitės į darbuotoją.
O dabar kviečiame Jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime. Dirbtinis intelektas jau padeda milijonams žmonių gauti greitus atsakymus ir geresnį aptarnavimą. Kitą kartą, kai bendrausite internetu arba kreipsitės pagalbos telefonu, atminkite, kad dirbtinis intelektas veikia užkulisiuose, kad jums būtų lengviau. Jei jums smalsu, kaip dirbtinis intelektas pasitelkiamas bankuose, nuo pagalbos aptarnaujant klientus iki sukčiavimo aptikimo, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.